Sveikučiai, kadangi prasidėjo naujas sezonas ir sulaukiu klausimų, kokiais kotais gaudau, tai vėl noriu parodyti, kurie mano spiningėliai yra pagrindiniai, kuriais esu tikrai patenkintas ir daug žuvies ištraukiau jau ištestuoti. Tai vienas iš tų pagrindinių apie Grandage Legacy Brilliant S68 MLT. Tai iki 10 gramų užmetimo kotelis, labai universalus toksai, sakyčiau. Aš ir salačių, ir lydekų, viską su juo ištraukiu ir net ir jokio nusiskundimo. Ir srovėjai dideliai, dabar šitam naujam video matysit salatį, didžiulį salatį srovėjai ištraukiu. Tiesiog susilenkia dvigubas tas kotelis, bet, ištraukiu. Didžiausią lydeką su juo esu ištraukęs nevėžį 1,10 m. Tai, sakau, puikus kotas. Ritelę naudoju Daiwa Luvijas 2000. Šitą rytę man irgi labai patinka. Nematau reikalą nieko ieškoti kažkokio nei geresnio. Puikiai man įveikia, ji tokia tvirta atrodo. Valą kokį esu susiviniojęs tiem stambesniem wobleriam. Tai vienetukas, varyvo naujiena, 9 gijų. Gavau pas Andrių Urbaną galvakablį parduotuviai. Andrius minėjo, kad 9 gijos tai čia ne dėl to, kad būtų stipresnis tas valas. Tiesiog jis gražiau vandenį sklendžia, skęsta vienodžiau vienetuką. Nes aš nelinkęs nusiplonint, negaliu apkęsti, jeigu nutrūksta valas, ten pabėga žuvis su wobleriu, man tai yra tragedija. Aš kiek įmanoma stengiuosi visą laiką, storinti. Bet kad, aišku, nenukentėtų per daug užmetimas jau. Tai aš su vienetuku gaudau ir džiaugiuosi iš tikrųjų. Ar įlenda į žolės, išsitraukiu, tarkim, įkerti žuvį nemažą ir šalimis yra kažkokie kelmai ir ta žuvis tiesiog lenda į tos kelmus. Ir tu žinai, jeigu tu jos nesustabdysi, jie, ta prasme, įlės ir tu jos nebeiškrapštysi iš ten. Tai turi prilaikai tiesiog, nebeduodi prasisukti rytį. Ir valas turi būti stipresnis, kad jis išlaikytų. Išlaikai tokiu būdu žuvį ir sėkmingai ištrauki. Labai mylimas, mėgiamas Crazy Fisho Nano One iki 2,5 gramų užmetimo. Tai jį naudoju mažesniem wobleriukam, tokiem, paskui, tarkim, guminukam, upėse puikiai man su juo sekasi gaudyti ir tikrai nieko kita, kaip ir tokios gramatūros, nieko kita ir neieškau. Ryte naudoju šitam spiningėliui Airitį 2000. Valas atrodo čia, nepamenu, 0,04 uždėtas. Tai irgi pagal čia rašymą ant koto rašo, kad valas turėtų būti iki 0,03 turbūt, bet aš pasistorinęs šiek tiek esu, nes jis, kaip minėjau, negali apkęsti nutrūkimų. Dar per pačią pirmą savo žvejybą šių metų praradau graibštą.
Tai iš karto vėl nulėkiau pas Andrių Urbaną, Galvakablio parduotuvę ir įsigijau tokį pat vėl dar vieną graibštą, nes, esu juo labai patenkintas. Jis šapalam gaudyti, pats tas yra, žuvis neiššoka iš jo ir jis nėra toks jau gilus, bet, sakau, neiššoka žuvis, prasiilgina, tvirtas yra, tikrai tvirtas. Ir dar aš jį panaudojau ne vieną kartą, kai vobleriai užsikabina arba į medį, arba už dugną, paėmė užkabinę voblerį ir išsitraukė. Tai va, labai geras graibštas ir kito neieškau, nereikia kitokio, nes tikrai atitinka mano lūkesčius visus. Dar žiemą, kadangi negalėjau žvejoti, tai daug žiūrinėjau po parduotuvės internetinės visokias ir įsigijau šiek tiek vobleriukų naujų, kuriuo nesu turėjęs, kuriuos įdomu išbandyti bus, tai va noriu pasidalinti, parodysiu. Tarkim, gal jums bus įdomu, kokiais vobleriais gaudysiu. Ir jūs gal jau tokiais esat gaudę ir gal parašysit, ar jums jie pasiteisinę yra ir sėkmingi. Va, pradėkim. Tai va, tokį va įsigijau, čia Lucky Craftą, toks įdomus. Turėtų būti giliau neriantis, kokiam Nemune pabandyti būtų įdomu. Taip, toliau ką čia dar mes turim? Smito, va toks mažas vobleriukas visai. Va toks žalias, nedidelis. Įdomu. Ar bus sėkmingas. Mėpsų įsigijo, nes ir ant mėpsų būna ir šapalas, ir ešerys, toks universalus masalas. Aišku, tokių jau esu turėjęs. O kiti vobleriai va šitie tikrai nesu turėjęs, nesu bandęs jų. Va toks, kaip jis vadinas čia. Ai, net nežinau. Toks vobleriukas nedidelis. Tokį tiesa esu jau turėjęs, man atrodo, nutraukiau. Man atrodo, esu turėjęs vėžliuką tokį. Tas toks mielas, nebandęs tokio dar. Čia mėpsas vėl mažiukas, pirmo numerio. Čia toks daugiau salačiai gal, Savage Gear, Gravity Minnow. Toks mažutis, Baby Hickory, SR'as. Šitą mačiau jau irgi esat įsigiję ir kiti žvejai. Įdomu bus pabandyti. Džekalo. Šitas išvis nei girdėtas, nei matytas kažkoks. Tai čia dauguma pirkta yra iš užsienio parduotuvių. Siunčiausi. Čia kaip įpakuotas įdomiai. Va toks kažkoks. Bezdei. Toks dvinaris vidra.
man atrodo, rodžiau jau, čia kitos spalvos. Jis jau čia giliau bus nerintis, biškas su ilgesniu liežuvėliu. Timonai, nu, iš vis keistas masalas, aš tokia neįsivaizduoju. Čia gal upėtakiams labiau skirta. Nu, pabandysiu. Čia mažesnė numerio dalyje. Čia vėl dachlyje. Didesnis, 45. Čia džakalo su sparnais kokiais, su propeleriu. Nežinau, tokio Pompadour. Tokio nebandęs dar. Šitą jau matėt tokį džakalą. Čia Savage Gear vėl. Gravity Pencil. Ir 30 dalį. Tai dalį vobleriukų parodžiau, kitą dalį parodysiu prieš kitą video. Dar noriu parodyti, įsigijau va kepuraitę, Sims tokią neperšlampamą, jau naudojau savo žvejybai, tai patogi, labai smagi kepurė. Man atrodo 50 eurų mokėjau kažkur, jeigu. Ir įsigijau dar žiemą Sims tokias pirštinaitės. Nu, tiesa, jau vieną žvejybą naudojau, tai ne visai švarius jau. Jos kainavo, va dar turiu išsaugojęs net šitą kortelę, tai 69 eurai. Yra va tokia kiaurime. Čia, kad, gal karšta, kad nebūtų, jos grinai vasarinės tokias. Bet patiko, vieną žvejybą jos naudojau, tai patenkintas. Tai tam kartai tiek. Per kitą video pasistengsiu parodyti vėl naujų vobleriukų dalį, naują spiningėlį gal jau turėsiu. O dabar kviečiu pasižiūrėti video, kurį nepelnytai buvau palikęs. Tai šių metų pirma žvejyba, berods kovo 25 dienos. Tikrai pagavau gražių žuvų, bet labai norėjau parodyti tas žvejybas su nakvyne, tai jas pirmas išleidau, o šitą kažkaip palikau taip. Tai va, dabar bus proga jums pamatyti, ką pagavau. Tai draugai, iki pasimatymo. Gero žiūrėjimo. Pučia jūrų vėjas, neša mano laivą, mano viltį. Neša zuba juodos bangos, glosto
Chebra. Pirmas smūgis. Pirmas tikrai žuvies smūgis šiemet. Kažkas smeigia. Tomo kas. Kažkas ateina. Neatrodo didelė žuvis, bet priešinasi. Gali būti lydžiukas. Jo, lydžiukas. Ir pabėga. Pirma žuvis pabėga. Čia jau ešerys turėtų būti, nes jaučias, kad žuvytė mažesnė, nedidelis. Yra. O čia gali būti vėl lydeka. Nes jau nors ir šaltas vanduo, bet priešinas smarkiai. Priešinas tikrai smarkiai. Ojoj, priešinas. Eik tu sau. Purtas. Ateikit, atlikėjai. Tai pirmas kibimas buvo didesnė lydeka, bet traukiau jau arčiau, prisitraukiau ir atsikabina. Paskui iškybo ešeriukas mažas toks. Ir trečia žuvis toksai lydžiukas, nedidelis. Ate. Wow, koks smūgis buvo fainas. Įdomu, kas čia. Smūgis nuostabus. Įdomu, kokia čia žuvis. Bet nemaža žuvis. Didelė žuvis jaučia.
Šapala. Gražus šapalas. Vos laikas, kaip mane ištraukti. Tokios dravė. Sulašuliškas. Negali prisitraukti niekaip. Ne, nepavyksta. Reikia plaukti šoną kažką. Kad visiškai meškerės lanksta. Žuvis didelė. Kaip paimti, ne? Labai didelis. Ant srovės net nepavyko ištraukti. Turėjau į šoną nuplaukti. Dabar jie tokie biški ramesni, nesiduoda taip. Vanduo šaltas labai. Nu smagu, smūgis tai nuostabus. Jau žvejyba pavykus. Tuoj paleisiu. Nu ką, pirmas šimetis, didžiulis šapalas. Smagu, sunkiai aš jį ištraukiau labai ant srovės. Smūgis geras buvo. Ką leidžiam? O sunkus. Sunkus. Ate. Va čia tai smūgis. Ai. Savo.
Gudras. Iki 3 gramų katelės, tai labai sunku ištraukti ant savo didelę žuvį. Bet tai kaip mažas masalas. Kaip mažas masalas, nei. Ačiū Dievui. Nu ką, dar vienas, va kokio dydžio, gal dar didesnis net. Va tokia brinytė. Ilgai traukiu su katelė iki 3 gramų. Tai ilgai traukiu. Nu ką. Leidžiam. Dar vienas gražus. Geras buvo smūgis irgi. Iš pradžių didesnį voblerį mečiau, tai tik tai timtelėjo ir mažesnį užmečiau vėl, paskui pokš ir smogė. Ačiū dirbate. Greičiausiai veda virš šapalo. Aha, šapalo. Nelabai didelė. Opa. Opa. Ketvirtas. Tai va. Didelį masalą griebė, giliai buvo prarijęs. Gražiai išėmiau ir per skylę paleidžiu gražiai. Ate.
Oho, smūgiai. Oho. Čia tai smūgiai. Čia gali būti didelis. Oho. Oho. Kaip sunkiai jis čia eina. Smūgis tai superinis. Net. Mačiau. Didelis gražas. Bet sunku priparkuoti. Gerai, kad pats atėjo. Bet kai pamatys valsą, tai per visą upę srovėti, nėra niekur pasislėpti. Jėgos turi kaip arklys. Kaip arklys turi jėgos. O mano katėlis iki 3 gramų. Ir kamas. Kaip mane išplėšti. Reikia būtinai skambinti, kai aš šapalą traukiu. Visas jėgas atiduoda traukti. Arklį tokį. Visi jie dideli. Visi. Palauk. Visi dideli, visi suaugę jau šapalai. 5 jau, man atrodo, šiemet. Na, smagumėlis. Smagumėlis. Paleidžiu. Paleidžiu. Ant srovės.
bet smūgis tai buvo labai staigus. Kaip įdomu, kas čia yra. Bet didelė tarėtų. Juda taip, kojas retai kažkaip. Gali būt ir lydeka. Nu juda ne kaip šapalas juda. Šapalas kažkaip staigiau judėjo. Čia lėčiau. Keli į viršų ir vėl žemyn. Ne, sunku pasakyti. Jėgos turi. Nesuprantu, kas ten. Arba šapalas didelis, Šapalas panašu. Ir didelis labai. Smūgis tai buvo labai staigus. Labai staigus. Bet jie visi lėtesni kažkaip. Ir sunkesnė, lygtais didesnė ta žaizda. Didelė kokia, pamačiau. Kaip ilgai? Nepasiduoda niekaip. Koks jis sunkus. Nepasiduoda. Na dar srovė tokia didelė. Kaip ištraukia.
salatis. Didžiausias mano tikrai pagautas. Didžiausias. Eik tu savo. Ilgokai traukiu. Kokia diduma. Eik tu. Čia gal didžiausias. Nebuvau pagavęs tokį. Nepatogu vienam ir paleidinėti, ir traukti sunku.